Kas nutinka, kai įstatymas lieka toks pats, bet jo taikymas pasikeičia kardinaliai. Nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos įsigaliojęs atsiskaitimo grynais pinigais reguliavimas supurtė kone visus sektorius, kur sandoriai viršija 5000 eurų ir atsiskaitoma dalimis. Ir turbūt jau nebestebina, kai įstatymas nesikeičia, bet mokestinės prievolės ir atsakomybės pasikeičia kardinaliai. Prisiminkim savarankiškai dirbančius, kurie 2024 metais sužinojo, kad jų sumokėtos įmokos Sodrai už 23 metus atgalinė data gali būti anuliuotos ir buvo anuliuotos, jeigu nesutaps su metinės pajamų deklaracijos duomenimis. Apie tai, kokius nuostolius patyrė šie žmonės, papasakosiu video pabaigoje. O dabar apie tuos 5000 eurų. Daugiau nei 2 metus gyvenam su taisyklėmis. Jei sandorio suma viršyje 5000 eurų, nei cento grynais, ir staiga, bats, 2025 metų kovą viskas apsivertė aukštyn kojom. Įstatymas nesikeitė, pasikeitė jo taikymą. Kodėl? Oficialiai tylu, bet labai tikėtina, kad teismų praktika nepatvirtino pirminio įstatymo aiškinimo. Aš esu Elvyra, finansų baba, konsultuoju smulkųjį verslą mokesčių klausimais. Jei šis turinys tau įdomus, paspausk patiktuką, prenumeruok kanalą ir parašyk komentarą ar klausimą. Man labai įdomu, ką galvoji. Smagu žinoti, kad edukacinis turinys yra žiūrimas. Šiandien priminsiu keletą dažniausiai pasitaikančių atvejų, apie kuriuos kalbėjau dar prieš metus. Tik šį kartą teks viską pasakoti atvirkščiai. Perku automobilį, kainuojantį 10 000 eurų. Ar turiu viską sumokėti negrinaisiais? Ir duomenys atnaujinti kovo 21 dieną. Ne, nebūtinai. Dalį sumos iki 5000 eurų galima sumokėti grinaisiais. Kas pasikeitė? Iki kovo 21 dienos, jei automobilio vertė viršydavo 5000 eurų, nei euro negalėjai mokėti grinaisiais. Dabar dalinai galima. Dar vienas atvejis. 1 metams pasirašyta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Kaina 700 eurų per mėnesį. Kaip galima priimti atsiskaitimus iš nuomininko pagal minėtą įstatymą? Ir vėlgi kovo 21 dienos atnaujintais duomenimis viskas priklauso nuo to, kada sudaryta sutartis. Jei nuomos sutartis pasirašyta iki 22 metų spalio 31 dienos imtinai, atsiskaitimai grynais gali vykti pagal tuo metu galiojusias taisyklės. Įstatymo ribojimai netaikomi. Jeigu sutartis sudaryta jau įsigaliojus atsiskaitimo grynaisiais pinigais ribojimo įstatymui, tai yra nuo 22 metų lapkričio 1 dienos, taikomi šio įstatymo apribojimai. Grynaisiais galima priimti mokėjimus iki 5000 eurų sumos. Viršijus šią ribą likusi suma turi būti pervesta negrynaisiais. O iki kovo 21 dienos įstatymo nuostata sakė, kad tokiu atveju nei euro grynaisiais. Dar vienas atvejis. Fizinis asmuo suteikė įmoniai 50 000 eurų paskolą. Per metus priskaičiuota 6000 eurų palūkanų. Ar įmonė gali 4000 eurų paskolos ir 6000 eurų palūkanų išmokėti grynaisiais? Vėlgi duomenys atnaujinti kovo 21 dieną. Viskas priklauso nuo to, kada pasirašyta paskolos sutartis. Jei sutartis pasirašyta iki 22 metų spalio 31 imtinai, įstatymo ribojimai netaikomi. Įmonė gali grąžinti paskolos dalį ir sumokėti palūkanas grynaisiais iki pat sutarties pasibaigimo ar nutraukimo. Jeigu sutartis pasirašyta nuo 22 metų lapkričio 1 dienos, galioja įstatymo nustatyti apribojimai, bendra grynaisiais grąžinama suma, paskolos dalis plus palūkanos negali viršyti 5000 eurų ribos. Visa, kas virš šios ribos, turi būti sumokėta negrynaisiais. Dar vienas. 3 bendraturčiai parduoda namą. Pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjų numeris 1 4000 eurų, pardavėjų numeris 2 5000 eurų, pardavėjų numeris 3 7000 eurų. Ar pirkėjas gali su 2 pirmaisiais atsiskaityti grynaisiais? Vėlgi pagal kovo 21 dienos atnaujintą išaiškinimą, taip, gali. Pirkėjas gali grynaisiais sumokėti visą sumą pardavėjų numeris 1 4000 eurų, visą sumą pardavėjų numeris 2 5000 eurų, o pardavėjų numeris 3 grynaisiais galima sumokėti tik 5000 eurų. Likę 2000 turi būti pervesti negrynaisiais. Tuo tarpu iki kovo 21 dienos galiojo nuostata, kad tokiu atveju nei euro grynaisiais. Dar vienas.
Ar galima mažosios bendrijos vadovui, nariui kiekvieną mėnesį mokėti 3500 eurų atlyginimą grynaisiais pagal civilinę vadovavimo sutartį? Vėlgi, po duomenų atnaujinimo kovo 21 dienos data, atsakymas. Priklauso nuo to, kada ir kokiam laikotarpiui sudaryta civilinė vadovavimo paslaugų sutartis. Jeigu sutartis pasirašyta iki 22 metų spalio 31 dienos imtinai, mokėjimai gali būti atliekami ir grynaisiais, ir negrynaisiais, nepriklausomai nuo sumos. Šiuo atveju įstatymo ribojimai netaikomi. Jei sutartis sudaryta arba pakeista, pratęsta po 2022 metų lapkričio 1 dienos, taikomi įstatymo ribojimai. Tiek tuo atveju, kai civilinė vadovavimo sutartis yra terminuota, tiek tada, kai yra neterminuota. Mokėjimai pagal tokią sutartį neviršijantis 5000 eurų gali būti atliekami grynaisiais. Viršijus 5000 eurų visi likę atsiskaitimai privalo būti atliekami tik negrynaisiais pinigais. Pavyzdžiui, sutartis 46 000 eurų, 5000 galima išmokėti grynaisiais, visą kitą pavedimu. Dar vienas atvejis. UAB akcininkams išmokama po 4000 eurų dividendų. Ar galima šią sumą išmokėti grynaisiais? Vėlgi duomenys atnaujinti kovo 21 dieną. Taip, galima. Dividendų mokėjimas laikomas mokėjimu pagal bendrovės vienašalį sandorį, todėl jam taikomi minėto įstatymo ribojimai. Kadangi kiekvienam akcininkui išmokama suma neviršyje 5000 eurų, dividendai gali būti išmokėti grynaisiais. Na ir dar vienas atvejis, kuris iki atsiskaitimo grynaisiais ribojimo įstatymo išaiškinimo pakeitimo atrodė švelniai kalbant keistai. 4 asmenys perka kelionės paketą, lėktuvo bilietai, nakvynė viešbutyje, pervežimai ir iš oro uosto į viešbutį ir atgal, žodžiu, ir kitos paslaugos į egzotinę šalį. Kelionės paketo vertė 12 000 eurų. Ar gali kiekvienas asmuo savo kelionės paketo sumos dalį 3000 eurų sumokėti kelionių agentūrai grynaisiais pinigais? Kaip po kovo 21 dienos išaiškinimo, visi 4 asmenys sumos dalį neviršijančią 5000 eurų gali sumokėti grynaisiais pinigais. Bet mokesčių administratorius informuoja, kad pagal atsiskaitimo grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta minėto įstatymo numatytų atsiskaitimo grynaisiais pinigais, taip pat bet kokių kitų mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo taikymo. Tai tiek apie nepasikeitusį įstatymą, bet pasikeitusi jo taikymą. Būtent dėl grynųjų pinigų ir tų 5000. Dabar noriu prisiminti 2024 metų pradžioje garsiai nuskambėjusi Sodros perliuką, kai 2024 metų vasario mėnesį buvo pasakyta, kad tie solo verslo atstovai, kurie norėjo sukaupti stažą, ligos, motinystės, tėvystės išmokoms gauti ar pensijai ir mokėjo įmokas nuo minimalios algos, teikė SAF pranešimus, bet nedeklaravo tokių pajamų metinėje deklaracijoje, praranda teisę į stažą ir tokios jų įmokos liks permokomis Sodros sistemoje. Tai dar ir šiais metais kreipėsi klientai, kurie kažkokiu tai būdu pražiopsojo šį naują įstatymo taikymą ir sukluso tik tuomet, kai gavo iš Sodros pranešimus apie prievolę grąžinti jau išmokėtas ligos, motinystės išmokas. Tai buvo 2 galimybės susitvarkyti šitą reikalą. Viena – tikslinti GPM 312, tuomet PLN 204, jei tai juridinis vienetas, tuomet tikslinti GPM 311 už 23 metus, sumokėti papildomai GPM ir delspinigą. Arba priimti Sodros žaidimo taisykles ir grąžinti gautas išmokas, o sumokėtas VSD įmokas arba susigrąžinti, arba ilgainiui užskaityti. Abiejais atvejais piniginė nepasakė ačiū. Jei kalbėti pinigais, yra klienčių, kurioms buvo leista apsispręsti grąžinti dalį išmokų ar tikslinti deklaraciją, susimokėti mokesčius ir kalba eina ne apie 100 eurų. Skirtumas kelių tūkstančiai ir kelios nemiegotos naktys, galvojant, kurį sprendimą priimti. Grąžinti gautas išmokas ar deklaruoti pajamas, kurių negavo. Plus papildomos išlaidos buhalteriui. Ligos išmokų grąžinimo atveju buvo žymiai daugiau. Dažnas pasiskaičiavęs pliusus ir minusus tiesiog nusispjovė ir paliko taip, kaip yra.
Na ir dabar turim paskutinį perliuką – centų apvalinimą. Bet apie tai nesiplėsiu, tik priminsiu, kad nuo 2025 metų gegužės 1 dienos, jeigu bendra mokėtina suma, kuri baigėsi 1 arba 2 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę, bendra mokėtina suma, kuri baigėsi 3 ar 4 euro centais, apvalinama į didesnę pusę, iki 5, bendra mokėtina suma, kuri baigėsi 6 arba 7 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę, irgi iki 5, o bendra mokėtina suma, kuri baigėsi 8 arba 9, apvalinama į didesnę pusę, iki 10. Apvalinimas netaikomas, atsiskaitant negrynaisiais pinigais. Kaip ir viskas būtų labai įdomu, kokių įstatymų interpretacijų, nekeičiant pačių įstatymų, sulauksime ateityje. Nepraleisk info, prenumeruok kanalą. Kadangi atsiskaitimai negrynaisiais nėra ribojami, tiksliau sakant, yra ribojami, bet ta riba jau yra kitokia, verta pasinaudoti tuo, ką tikrai galim. Laisvai rinktis, kur keliauja mūsų pinigai. Investavimas per vertybinių popierių sąskaitą šiandien pasiekiamas kiekvienam, net ir visiškam naujokui. Šio video rėmėjas Freedom24 siūlo prieigą prie daugiau nei 1,5 milijono instrumentų. Tad tikrai atsiras, kas tiks būtent tau. O jei nežinai, nuo ko pradėti, ETF-ai puikiai pradžia. Spausk nuorodą profilyje, susirink bonusus ir paleisk savo pinigus į darbą. Nes kuo anksčiau pradėsi, tuo daugiau turėsi.